patiks šitas vakaras ir ką išgirsite. Šiandieną dalyvauja Aldona, jinai vers ir naudoja jau šitus produktus 7 metai. Valtraut, gydytoja homeopatė, Birgit, šitoje kompanijoje 15 metų. Ir mano vardas Jolita, aš naudoju produktus 3 metai. Ir esu labai patenkinta, kad atradau šitą kompaniją, nes galiu naudoti šitus nuostabius produktus. Mano vardas Aldona, kaip Jolita sakė, aš žinau ir pažįstu tos produktus nuo 2012 metų ir didžiausias džiaugsmas mano gyvenime, kad tie produktai man iš tikrųjų 2 kartus išgelbėjo gyvybę. Pirmą kartą buvo 2006 metais, nuo daug darbo turėjau blogą sveikatą, o dabar prieš porą mėnesių turėjau tikrai labai daug didelių bėdų, bet negaliu imti visiškai jokių vaistų, todėl naudoju tik tai tos kompanijos produktus ir per labai trumpą laiką, tiesiog nėra dar net 2 mėnesių. Mano sveikata atsistatė labai stipriai. Jolita vers Birgitą, o aš išversiu, ką Valtraut šiandieną kalbės. Ir norim jums papasakoti irgi apie tos produktus, kad truputį daugiau žinotumėt. So? Also, du musst uns dann das Stichwort geben, weil wir verstehen dich nicht. Okay. Ich weiß, ich höre das raus. Ich fange das So, Birgit, dann übergebe Wort an dich. Wir zeigen euch von unserem Naturkaufhaus. Jolita? Mes jums parodysime šiandieną mūsų produktus, kurie yra visiškai natūralūs ir bio. Die sich spezialisiert hat auf Naturprodukte. Šita kompanija specializuojasi tik tai natūraliais produktais. Zeigen wir euch heute alle Abteilungen und Prämienprodukte. Šiandieną jums parodysime visus skyrius ir premijos produktus. Die meistbesuchte Abteilung ist unsere Basisversorgung. Pagrindinis produktas šioje kompanijoje, kuriuos labiausiai naudoja visi žmonės, yra vokiškai vadinama bazė. To jau sužinosite, kas tai yra. Machen wir die Bildschirmteilung, gell? Moment. Das beliebteste Produkt, ich kann ja schon reden, das beliebteste Produkt, kann schon weitermachen mit Daily, genau. Labai mylimas produktas yra Daily. Ups, machen wir nicht schön. Ja, da kommt noch ganz schön viel hier. Okay. Geh mal nochmal vor. Vor. Ja. Okay. Ja? Nochmal weiter. Aha, erklären wir die zurück nochmal. Noch eine Folie weg. Nach vorne? Nach hinten. Ja. Die Philosophie von der Firma. Genau. Problemen? Ja, ich hab's gleich. Dar norėtume supažinti su firmos filosofija trumpai. Okay, schaut her. Dieser Mann ist Bob Lennon. Der hat eine große Vision. Das war früher ein Apotheker. Šitą vyrą, kurį jūs matote dabar ekrane, jo vardas yra Bob Lemon. Jisai yra sukūręs šitą kompaniją, jisai buvęs farmacininkas. Ja, und der hat ja 5 Apotheken gehabt und alles verkauft, weil die Menschen, wenn die ein Medikament gebraucht haben, dann haben sie schon das weitere gebraucht und nochmal eins. Und das hat er nicht mehr gewollt. Kada jisai buvo jaunas ir dirbo vaistinėje, matydavo, kaip ateina pas jį žmonės ir perka vaistus. Pasveiksta nuo vienos ligos ir suserga kita kokia nors nuo to vaisto šalutinių poveikių. Ir tada vėl ateina ir gydosi nuo kitos ligos. Ir jisai galvojo, kaip padaryti taip, kad žmonės nepirktų tų vaistų ir gyventų
be vaistų. Ar tai galima? Ja, die Menschen brauchen, hat sich gedacht, die Menschen brauchen Nährstoffe. Nährstoffe für ihren Körper. Alle Nährstoffe, was wichtig ist. Tada jisai pradėjo domėtis papildais ir suprato, kad žmonėms reikalingi maisto papildai, kurie papildo mūsų organizmą ir tai yra labai svarbu. Ja, und seine Vision ist einfach, bezahlbare Gesundheit für jeden zugänglich zu machen. Ir, žodžiu, jisai norėjo tai realizuoti savo gyvenime, padėti žmonėms gyventi be vaistų. Für alle Menschen Wohlstand und Gesundheit. Adrian, wir können schon weitermachen. Genau. Wohlstand und Gesundheit. Und hier gibt es genug Literatur, neutrale Werkzeuge, kann man genug lesen. Čia yra daug literatūros apie šitos kompanijos produktus, yra net parašytos knygos išleistos ir ne po vieną apie šitus produktus. Ja. Aš nemačiau dar nei vienos kompanijos, kad išleistų knygas apie šitus produktus, kurie padeda žmonėms ir net istorijos tenai yra. Und hier, hat sich mit dem Arzt zusammengetan, das ist ein 6-facher Arzt. Lolita, das kannst du selber ein bisschen lesen. 6-facher Arzt, der kennt sich aus in der Ernährungswissenschaft, das ist wichtig. Und hat auch ein Buch geschrieben, ein After Cancer Care Buch. Er weiß ganz genau, wie man die Nährstoffe wie die Nährstoffe zusammengesetzt werden sollen, dass sie für den Menschen wirksam sind. Dabar ekrane jūs matote gydytoją. Kada jisai buvo jaunas, jis sutiko kompanijos įkūrėjas ir pasiūlė jam bendradarbiauti kartu. Ir jie sudarė vieną bendrą komandą. Šitas gydytojas yra profesorius, onkologas, homopatologas, vidaus medicinos specialistas, imunologas ir dietologas. Jisai parašė knygą, kuri tapo bestselleriu Priežiūra po vėžio. Jisai tai žino labai gerai, kadangi jisai yra onkologas taip pat. Ir šitas žmogus yra darboholikas. Kada aš buvau seminare Štutgarte, jisai pasakojo, kaip jo žmona pyksta, kaip jisai negali grįžti iš darbo laiku. Žodžiu, man patinka šita kompanija dar ir dėl to, kad čia žmonės, kurie nori vienas kitam padėti ir orientuojasi į jūsų, į mūsų, į visų sveikatą. Ja, und das sind höchste Produkte in höchster Qualität. Und rollst mal ein bisschen runter, Waltraud, noch ein bisschen. Warum? Und zwar, wir haben eine patentierte Phytozyme-Basis. Das ist das Wichtigste. Das ist das Alleinstellungsmerkmal, die Phytozyme-Basis. Das sind die sekundären Pflanzenstoffe. Šitoje kompanijoje aukšta kokybė yra svarbiausia. Mes turime fotozyme bazę. Tai reiškia pagaminta produktai iki 30 laipsnių temperatūros. Weil sonst im Laden sind ja Enzyme rausgezüchtet, weil das Obst und das Gemüse lang gelagert werden kann. Deswegen sind Enzyme rausgezüchtet. Und hier ist es ganz wichtig, Phytozyme-Basis, das ist der wichtigste Fahrstuhl, das ist das Wichtigste. Und das haben wir bei unseren Produkten drin. Fotozyme technologijos būdu produktai leidžia kuo geriau įsisavinti mūsų organizmui. Tai yra labai, labai svarbu. Ja, im Prinzip, das ist ganz einfach. Wir starten alle und zwar mit einer Grundversorgung. Es geht immer von Grund auf, sich zu versorgen mit reinigen, nähren und schützen. Pradėti rūpinti savo organizmu, reikia jį valyti, prižiūrėti, maitinti ir apsaugoti. Ja.
Seht mal das Bild hier, Vorher- und Nachher-Bild. Ungedüngt, weil da geht es ja um Nährstoffe. Hier vorher ist es 2003 ungedüngt und hier ist einfach, wenn man mit genug Nährstoffe mit reinigen, nähren und schützen, dann ist man einfach gedüngt. Das sieht man einfach, genug Nährstoffe im Körper. Šitose nuotraukose jūs galite matyti skirtumą, kada moteris pradėjo naudoti šitus produktus. Ir 11 metų, po 11 metų naudojimo, kaip jinai atrodė. Jinai sulieknėjo, jinai darė organizmo valymą ir naudojo produktus. Akivaizdus skirtumas. Und jeder wird die eigene Erfahrung haben. Jeder hat von euch, jeder von uns hat solche Bilder. Mes kiekvienas iš mūsų turime tokias nuotraukas ir savo istorijas. Mes galime papasakoti jums savo asmeninės istorijas. Okay. Hier die Elke, genauso viele haben schlechte Haut. Es gibt Akne, manche haben Akne, manche haben Weißfleckenkrankheit oder solche Flecken, das die Menschen traurig werden lässt. Aber hier, man kann so viel tun, wenn man genügend Nährstoffe zu sich nimmt. Šitos moters vardas yra Elke ir jinai turėjo problemą su oda, pas ją buvo aknė ir susitvarkė šitą problemą ir jūs matote paskutinėje paveikslėlyje, nuotraukoje, kaip jinai dabar atrodo, naudojant šitus produktus. Es geht immer, dass der Basenhaushalt stimmt. Weg von der Übersäuerung und jeden Tag in den Basenhaushalt. Yra problema tada, kada per rūgštus organizmas. In die Mineralisierung, Basenhaushalt und Violetta, du kannst ja mal ein bisschen, wenn man in den Basenhaushalt kommt, dann kann man einfach, du kannst ein paar Sachen lesen, wie jetzt Müdigkeit, keine Müdigkeit, wenn man mineralisiert ist, keine Hautprobleme, keine Gelenkprobleme, so wenn man in den Basenhaushalt ist. Kada užtenka vitaminų ir mineralų mūsų organizmui, mes nebūname pavargę, neturime skrandžio problemų, neturime kraujotakos problemų, neturime alergijų, neturime miego problemų, neskauda mums galvos, neturime raumenų problemų. Žodžiu, visos yra mūsų problemos ir ligos susiję dėl to, kad mums trūksta vitaminų ir mineralų. Okay. Ja, und es geht immer ja, um die Grundversorgung. Ist der Körper grundversorgt mit reinigen, nähren, schützen, dann kann man da gibt es so viel Veränderung. Pagrindas yra vadinama bazė, pagrindiniai vitaminai ir mineralai, kurie reikalingi kiekvieną dieną mūsų organizmui. Immunsystem aufbauen ist heute ein Riesenthema. Imuninė sistema šiomis dienomis yra labai aktuali tema taip pat. Ja, Schönheit von innen und außen. Gražiai atrodyti iš vidaus ir išorės. Būti sveikiems. Herz und Kreislauf. Turėti sveiką širdį ir kraujotaką. Und all die Dinge, also Haut, Haare, Nägel, alles, was einem wichtig ist. Kad mūsų oda, nagai, plaukai būtų gražus, gražiai atrodyti, kas mums yra svarbu. Waltraud hoch. Ja. Ja. Energie, dass man Energie hat. Und jetzt würde ich auch übergeben an dich, Waltraud, weil ich würde jetzt nur so Daily kurz anpreisen und dann macht ihr weiter. Hier unser Premium-Produkt. Ich liebe es. Dabar aš norėčiau žodį perduoti gydytojai homeopatijai, Waltraud, ir jinai papasakos jums apie Daily, tai produktas, kurį myli Birgit. Ja. Jinai naudoja jį kiekvieną dieną ir dabar plačiau papasakos.
Es ist ein Kraftwerk. Tai jėga, energija. Tägliche Zellernährung. Organizmo ląstelių apsauga ir mityba. Gauna viską, kas reikalinga mūsų ląstelės organizmui. Tägliche Darmernährung. Tai, ko mums reikia kiekvieną dieną. Und tägliche Darmsanierung. Ir ko mūsų žarnynui reikia taip pat. Jisai labai yra gerai ne tik tai visam mūsų organizmui, bet ir mūsų žarnynui. Jeden Morgen ein toller Smoothie, so fängt der Tag schon gut an. Kiekvieną rytą aš geriu šitą kokteilį ir jaučiuosi labai gerai. Ja, Waltraud. Okay. Prašau, Waltraud. Was ich noch dazu sagen darf, wir haben ja gesprochen, dass unser Körper in die Base kommen darf und das Daily ist ein wunderbar basisch machendes Produkt. Aš norėčiau dar pridurti, kad mes kalbėjome, kad organizmas turėtų būti neperrūgštintas, reiškia būti bazinėme stovyje. Ir šitas mūsų labai mėgstamas ir labai geras produktas išlaiko šitą pusiausvyrą, padeda išvalyti visą žarnyną ir palaiko daugiau bazinį stovį, kad nepersirūgštintų organizmas. Und es hat ganz viele Ballaststoffe und somit ist die Darmpflege, wie auch Birgit erwähnt hat, wunderbar. Ich sage immer, der Stuhlgang funktioniert. Wer da Probleme hat, wird hier super reguliert. Šitame produkte yra labai daug augalinės ląstelienos. Lietuviškai pasakius yra taip tas, kas yra iš vaisių, iš daržovių, ta pati žalia medžiaga. Ir jos yra labai daug šitame produkte. Per šitą medžiagą, per augalinę ląstelieną ir valosi žarnynas. Dann gehen wir zum nächsten Produkt, was zur Basis gehört. Hier können wir in unserer Webseite von Life Plus gibt es ganz tolle Rezeptvorschläge, wie Daily gemixt werden kann als tollen Smoothie. Čia yra sekantis produktai ir mūsų internetinėme puslapyje yra labai daug, gal ne labai daug, bet keletą labai gerų receptų, kaip skaniai pasidaryti dailis, nes jos labai neutralus, kas nelabai mėgsta neutralius produktus, gal iš karto jis nelabai skanus yra, bet jį galima paskaninti, pavyzdžiui, matome su braškėm, su greitfrutais, su kiviu, su apelsinais, vienu žodžiu, yra labai daug variantų. Aš asmeniškai labai mėgstu gerti su kefyru, aš jį prasiskiedžiu su vandeniu ir truputėliu druskos, man yra labai skanu, nes aš nemėgstu saldžių produktų. Galite pasižiūrėti ir pasirinkti kiekvienam, ko reikia. Es gibt noch eine Alternative zu dem Daily, da das ein Pulverprodukt ist. Wer lieber Presslinge mag, der darf das TVM Plus benutzen, wobei dies keine Darmpflege beinhaltet, weil eben die Mikroorganismen für den Darm nicht beinhaltet sind. Mūsų dailis yra miltelių pavidalu, o čia yra vienas labai alternatyvus produktas, vadinasi TVM. Jo pavidalas yra tai kaip suspausos tabletės, mes vadiname jais preslingais. Jis irgi yra labai geras pagrindinis produktas, kurio kiekvienam žmogui reikia, tik tai šiame produktai nėra tų augalinių ląstelienų. Jisai nelabai yra tinkamas, jeigu kas nors nori išsivalyti žarnyną. Jis labai padeda imuniniai sistemai, yra labai geras, aš jį irgi naudoju kiekvieną dieną, bet kas nori išsivalyti žarnyną, kam yra tokių problemų, tai geriau yra imti daily negu šitą produktą. Bet abu du produktai yra labai geri ir mūsų pagrindiniai produktai. Wir haben auch ein Produkt, das ist Kolonformular. Das ist noch gezielter für den Darm. Das verwenden wir immer in unserer speziellen Darmkur. Dar vienas yra pagrindinis produktas, vadinamas mūsų kolono formula. Ir šitas produktas yra papildomas produktas, kurie nori iš pradžių
išsivalyti tik tai žarnyną. Nes yra taip, jeigu žarnynas yra neišvalytas ir pradedam naudoti gerus produktus, organizmui yra sunku, nes taip yra, kaip pavyzdžiui, prikrautas maišas ir dar ką nors krauni, tai pasidaro sunkumai, atsiranda visokios problemos, todėl mes beveik kiekvienam patariame pirmiausia išsivalyti žarnyną, susitvarkyti savo bazinę sistemą, kad organizmas nebūtų perrūgštintas ir va šitas produktas padeda labai gerai. Zum Schützen gehört auch unser Zellschutz, das ist das Proanthenols. Diese Presslinge werden aus Traubenkernen und Pinienrinde gemacht. Dar vienas produktas, kuris įeina į pagrindinių produktų sąrašą, yra mūsų proanthenolis vadinamas, mes jį sutrumpinai vadiname OPC. Ir šitas produktas yra tuo ypatingas, kad jisai yra pagamintas iš natūralių vynuogių sėklelių išspausta ir jisai saugo mūsų ląsteles. Es schützt unsere Zellen, es gibt Stabilität, es wird praktisch die Haut gestärkt, damit sie auch schön glatt wird zum Beispiel, schützt aber auch alle Zellen, alle anderen Zellen im Körper. Wir haben ja 80 Billionen. Šitas produktas, sako Valtrauda, dar iš tikrųjų saugo visas mūsų ląsteles, ne vien tik tai odos ar dar ko nors, bet jisai visam organizmui tikrai toks yra kaip, aš sakyčiau, kaip angelas sargas, saugo mus nuo visų, nes aš irgi imu šitą produktą kiekvieną dieną ir ypač padeda tiem, kurie, pavyzdžiui, numeta daug svorio ar ką, ir kai oda pasidaro, kaip sako lietuviškai, nukrenta ar ką nors, jeigu imat šitą produktą, susitvarko labai oda, nereikia jokių operacijų, jis paprasčiausiai susitraukia. Yra nuostabus produktas tiesiog. Ir kraujagyslėm, ir kaulams, ir turi labai daug funkcijų. Ir šito produkto reikia kiekvienam ir kiekvieną dieną, nes jisai išsilaiko organizme tik tai 72 valandas. Da kann ich jetzt kurz erzählen von mir persönlich. Ich hatte immer heftig Krampfadern schon als junge Frau und den Zellschutz, weil es die Blutfließgeschwindigkeit stärkt, diese Probleme werden weniger oder sind deutlich weniger. Valtraud nori nuo savęs pasakyti, kad jinai visą laiką turėjo anksčiau problemų su venomis, žinot, kaip lietuviškai tos yra išsiplėtusios tokias venos ir kaip traukia, kaip skauda jos, ir jinai pradėjo imti šitą produktą ir visos tos problemos susitvarkė. Aš galiu nuo savęs pridurti, man irgi taip pat pasidarė, man visa koja virpėjo ir drebėjo ir viskas, ir susitvarkė per mėnesį laiko viskas. O aš norėčiau pridurti, kad aš turėjau 20 metų grybelį ir dabar tik tai naudojant proantenolį, visi nuaugo mano kojų nagai ir dabar turiu gražius baltus nagus po maždaug 20 metų. Nors prieš tai naudojau 3 kartus stiprius antibiotikus, bet niekas man nepadėjo. O naudojau šitą produktą ne dėl grybelio, bet čia gavosi kaip šalutinis poveikis. Taip, dažniausiai, kad mes imam nuo vienos, man, pavyzdžiui, yra ir širdies problemų nuo insulto, yra galvos problemų, bet susitvarko ir visos kitos sveikatinės problemos. Todėl, kad jis sako, toks yra labai visapusiškas. Ir dar turi labai didelę savybę, ypatybę šitas produktas, kad yra tik tai 2 atvejai, kai šitas produktas pačioj, kaip yra tas pagrindų pagrindas, kaip jis yra išrastas. Visi kiti ten yra visokie kitaip padaryti, o šitą produktą parduoda tik tai mūsų firma, originame pavidalėje, ir yra specialios vaistinės, kurį parduoda, bet tik tai 2 variantai, kurį galima gauti, kaip sakyti, originalų. Gut. Und dann kommt unser beliebtes Omegold. Das sind Omega-3-Fettsäuren, die aus Tiefseefischen gewonnen werden. O dabar yra mūsų produktas, jis irgi priklauso prie pagrindinių produktų. Lietuviškai pasakyti yra auksinė omega, arba jis yra išgaunama iš žuvų, ne iš upių žuvų, bet iš okeanų žuvų.
Žuvių lietuviškai. Es ist für Herz, Hirn und Nerven gut. Yra labai gerai für širdžiai ir smegenim. Es wirkt antientzündlich. Veikia prieš uždegimus, yra labai gerai, prieš uždegiminis produktas. Und da es auch gut für die Nerven ist, die Verbindungen der Nerven werden unterstützt, es werden neue Verbindungen gebildet. Ir yra labai gerai mūsų nerviniai sistemai, nes sujungia su neatskirai vienos, bet sujungia visus produktus organizme. Procesus, ne produktus, Prozessus. Stellt euch vor, wie ein WLAN, ja, das WLAN im Körper funktioniert. Und wenn wir das nicht gut haben, die Omega-3, kann auch das WLAN mal ausfallen. Also die Verbindungen sind ein gutes Jis yra WLAN. panašiai mūsų organizmų kaip vėlanas, kaip internetas. Jeigu negerai kas nors yra sujungta, jisai ir neveikia. Vienu žodžiu, auksinio omega, Omega-Gold sujungia Prozessus. Unser Omega-Gold hat auch noch ein Vitamin D drin, um die Oxidation, also weil das ja das Omega-3 ein gutes Öl ist und es gut mit dem Vitamin D zusammenarbeitet. Und das vegane Omega-Gold, das wird aus Algen gewonnen. Mūsų šitas Omega-Goldas yra papildytas ir vitaminu D ir yra išgaunamas iš jūros tų žolių. Dumblių, jo, ačiū labai, iš jūros dumblių, atsiprašau. Jo. Und somit haben wir jetzt mit dem Daily, den Proantinols und den Omega-Gold das Wichtigste, die Grundversorgung mit Reinigen, Nähren und Schützen. Ir taip mes turime su Daily produktą, TVM, OPC ir Omega-Gold. Tai yra patys pagrindiniai produktai mūsų organizmą apsaugoti, išvalyti ir pakrauti, kad jisai sveikas būtų, kad būtų stipri imuninė sistema. Es gibt auch Broschüren, die das Ganze nochmals erklären, vor allem was Omega-3-Fettsäuren, wie wichtig die in unserem Körper sind. Kiekvienas produktas pas mumis yra gerai aprašytas ir turi papildomą literatūrą iš mūsų firmos, ne iš kur kitur. Kiekvieną mėnesį išeina tos informacijos, kur galima labai daug pasiskaityti. Ką gero jie duoda, kur jie randami, kaip naudoti. Labai daug geros informacijos. Čia yra patys pagrindiniai produktai dar kartą. Genau, und hier seht ihr die Grundversorgungsprodukte. Todėl ir mes sakom kiekvieną kartą, nesvarbu, kokių jūs sveikatinių problemų turit ir dar ką nors, jeigu organizmas yra išvalytas, čia yra patys pagrindiniai produktai. Jeigu jau tuos produktus kiekvienas ima, faktiškai tada turim jau stiprią imuninę sistemą. Aišku, yra tokių dalykų, kur eina tiksliai arba širdies problemas, ar galvos problemas, ar kaulų problemas, tada yra dar papildomi produktai, bet šitie produktai yra patys pagrindiniai. Čia matau, dar yra pridėtas ir mūsų proteinų mišinys, kuris yra gerai sportininkams, kurie sportuoja, ko jiem daugiau reikia baltymų. Die erweiterte Grundversorgung, da ist der Eiweißshake dabei, also mit hochwertigsten Aminosäuren, der vor allem basisch verarbeitet im Körper wird. Kaip jūs sakiau, kaip mūsų šitas baltymų, vienu žodžiu, čia yra mišinys, jis yra papildytas dar su amino rūgštimi. Tikriausiai kiekvienas žinos, kam yra reikalinga amino rūgštis. Aš norėčiau papildyti, kad jis yra reikalingas ne tik sportininkams, bet ir kiekvienam. Kas laikosi dietos, bet kurso valymo, gali naudoti šitą protein shake papildomai. Aš naudoju kasdien. Gut, es gibt auch noch, also diesen Proteinshake gibt es auch als vegane Variante. Mes turime
tą proteinų kokteilį ir tiem, kurie nevalgo visiškai mėsos ir kitų produktų, vienu žodžiu vadinamas tas veganas. Tikriausiai lietuviškai irgi taip sako. Taip, taip. Und nun habt ihr die Entsäuerung, weil seht ihr jetzt, hier gibt es diese Zellulite, das ist praktisch ohne Nährstoffe. Und hier nach der Entsäuerung, also Entgiftung, seht ihr auch, dass die Zellulite sich verabschiedet. Bet čia matote šitoj nuotraukai moteriškę, kuri palyginti, kaip yra 2013 metais koja su celiulitais ir po organizmo išvalymo ir pakrovimo su vitaminais visais, po metų tiesiog kaip celiulitai sumažėjo. Also ganz wichtig hier die Grundversorgung, auch des Proantinols, sprich des OPC für den Zellschutz, dass die Haut gestrafft wird. Ir dar kaip tik matome, kaip yra svarbu ir tie visi pagrindiniai produktai, ypač OPC, kad oda susitraukia, jinai pasidaro ne tokia ištįsusi, bet tokia graži, švelni ir stipri. Ir norėčiau dar pridurti, kad OPC saugoja mūsų kolageną. Ja, es hat einfach die strafft das Kollagen und das ist ja in unserem ganzen Körper vorhanden, das ganze Bindegewebe sozusagen. Dann haben wir noch eine spezielle Kur, eine Stoffwechselkur, da ist zum Entsäuern, zum Entgiften und auch zum Kilo verlieren. O čia matote produktus specialios programai, jo organizmo valymo ir medžiagų suderinimo programa. Prie jo prisideda dar MSM vadinamas. Genau, da wird dann diese erweiterte Grundversorgung zusätzlich zum Entgiften, die MSM, das ist organischer Schwefel. MSM yra organinis švėfelis, pasakysiu paprasčiausiai. Vienu žodžiu, siera, vienu žodžiu, jo yra labai gera ypatybė. Jis turi daug gerų savybių ir kaulam, bet pagrindinė jo funkcija yra, jisai veikia kaip magnetas. Jis sulipdo visus organizme nuodus, negeras dalykus, visus šlakus ir išplauna iš organizmo. MSM wirkt, da gibt es auch ganz tolle Bücher drüber, aber MSM wirkt sogar als Schmerzmittel, kann es eingesetzt werden. MSM mes naudojam ir aš pati naudojam tiesiog kaip vaistas nuo skausmo. Nėra vaistas, yra vitaminas, bet nuskausmina labai. Ir neturi jokių žalingų požymių. Jeigu ir daugiau, pavyzdžiui, aš turėjau didelių problemų ant veido, odos problemų ir niekaip negalėjau užsigydyti, ėjau per visus daktarus visus metus ir tada sugalvojau, kad reikia daug MSM imti. Nuėmė visus kitus produktus ir 3 dienas ėmiau per dieną 16 tablečių 3 kartus per dieną. Ir man per 2 dienas praėjo visos problemos nuo veido. Aš pati stebėjaus, bet buvau tokia drąsi, nebebuvo kitokios išeities, galvoju, išbandysiu, bus kaip bus, išbandžiau ir buvo tikrai labai gerai. Todėl galime imti nuo 4 preslingų iki 12, iki 16, per dieną išeina maždaug virš 30, beveik 40, bet nėra jokių žalingų požymių. Prašau? Nieko. Okay. Bei der Stoffwechselkur ist gut, wenn man das X-Cell dazu nimmt. Das ist ein Pulver mit das X-Cell Plus mit roten Beeten und das fördert die Durchblutung und dadurch bekommt man mehr Energie, mehr Kraft, mehr Wachheit. Es wird auch für Sportler eingesetzt oder können auch Sportler sehr gut nehmen für mehr Energie. Die Blutfließgeschwindigkeit ist besser. Norint susiderinti visą medžiagų apykaitą, organizme yra labai pravartu naudoti ir mes vadinam jį X-Cell. Mūsų pagrindinė sudėtis yra L-argininas ir amino rūgštis
Ir jisai tiesiog, jeigu, pavyzdžiui, tiem, kurie nori numesti svorio, labai pagreitina tą visą procesą, yra labai geras, yra labai gerai ir tiem, kurie turi per didelį kraujo spaudimą arba per mažas kraujo spaudimą. Jis veikia, vienu žodžiu, yra kaip svarstyklės, jisai išlygina, kam yra per didelis, tam padaro mažesnį, kam yra per mažas, tam pakelia tokias lygis. Aš jį imu, pavyzdžiui, dėl kraujo, nes yra žmonių, kurie ima tabletės, kad skystesnis būtų kraujas, bet šitas produktas neskystina kraują, bet suderina jo tekėjimą, kad jis paprasčiausiai gerai tekėtų per visą organizmą. Ir jį ima pas mus ne tik tai sportininkai, ima ir visi. Aš, pavyzdžiui, irgi jį kiekvieną dieną naudoju. Čia yra mano rytinis produktas, ne kava, bet šitas produktas. Zusätzlich zum Entsäuern ist unsere Life Plus Gold Seife. Da kann man ganz toll ein Säurebasen-Fußbad oder auch ein Ganzkörperbad machen, weil Entsäuern ist das Allerwichtigste bei uns. Ir turime labai puikų muilą, kuris padeda organizmą išvalyti nuo rūgščių, suderinti rūgštis organizme. Taip, Jolita? Išvalyti labai. Šitas muilas, atsiprašau, dar pildysiu, jis yra ir auksinis. Taip. Ir dar kas turi žmonės alergišką odą, tai vat jiems labai yra gerai, nes jiems sunku labai atrinkti šampūną, tada nuo visko alergizuoja, beria, tai va šitas va muilas tinka ir galvą plauti, ir praustis. So, das sind gut. Alle Produkte können natürlich gemeinsam eingenommen werden oder aber auch einzeln. Also es ist nicht zwingend Not in der Stoffwechselkur, ja, aber jedes Produkt kann für sich bestellt werden. Vienu žodžiu, nebūtina visus produktus iš karto imti. Galima ir atskirai po vieną produktą imti. Priklauso nuo to, kam ko reikia, kiek kas daug sau gali leisti. Hier nochmal das MSM. Čia dar kartą mūsų MSM. XL. Čia yra XL'is, va matot, yra parašyta amino rūgštis ir argininas. Somit nochmal zur Erinnerung. Grundversorgung ist wichtig, reinigen, nähren, schützen, damit wir unseren Säure-Basen-Balance wieder erhalten. O čia dar kartą priminama, kad visų svarbiausia yra tas pagrindinis dalykas yra valyti organizmą, pamaitinti jį ir saugoti, kad jisai nesusirgtų. Und damit stärken wir, und dann kannst du das ja ein bisschen vorlesen. Ir tokiu būdu mes stipriname savo imuninę sistemą, va matau čia pavyzdžiui, odai, plaukams ir nagams yra labai gerai, suderiname rūgštingumą organizme, kas nori būti gražus, va matot, aš 60 metų jau esu kokius, turiu ilgus plaukus, dabar nepalaudau, plaukai auga labai gerai, širdies problemom yra gerai, labai daug kas naudoja ir padeda, kas meta svorį ir kas laikosi visų dietų, dažniausiai organizmas yra išsialina tada ir vis tiek norisi po tų numestų kilogramų valgyti ir taip toliau, bet kai organizmas yra pamaitintas gerais produktais, iš tikrųjų nesinori nieko valgyti ir aš pati jau daug kartų dariau medžiagų suderinimą, iš tikrųjų nebesinori jokių duonų valgyti, jokių makaronų, nieko, labai viskas susibalansuoja. Akim yra labai gerai, smegenim yra labai gerai, vienu žodžiu viskam organizme. Wenn wir für unseren Darm noch gesunde Darmbakterien zuführen möchten, haben wir eine Besonderheit, das ist Biotic Plast. Kas nori savo žarnoms ar žarnynui suteikti gerų bakterijų, tai mes turime Biotic Plast. Es sind 10 Milliarden gute Bakterien darin, die unser Körper für die Darmbalance, für die Balance im Darm benötigt. Šiame produkte yra 10 milijardų gerų bakterijų, kurios
teigiamai paveikia mūsų žarnyną. Ganz wichtig ist natürlich ein sauberes, gereinigtes Wasser. Labai svarbu, aišku, yra geras išvalytas vanduo. Ir mes turime kai ką labai ypatingo pas mus. Weil wir benötigen für unseren Körper 40 Milliliter wirklich gereinigtes, sauberes Wasser pro Kilo Körpergewicht. Mūsų organizmui reikia 40 mililitrų labai gerai išvalyto vandens. 1 kilogramui. 1 kilogramui nuo kūno svorio. Jo? Ja, bei 70 Kilo circa 2,5 Liter. Jeigu jūs vertė 70 kg, taip jums reikia 2,5 litro vandens. Gero vandens, gerai išvalyto vandens. Weil unser Körper entsäuert, die Säure verdünnt er mit Wasser und mit Mineralien wird die Säure gebunden und dann aus dem Körper abgeführt. Nes mūsų organizmas išplauna, ne taip, nes mūsų organizmas, kaip vienu žodžiu, kaip mes suderime organizmą rūgštingumą, tai ties mineralinės ląstelės sujungia viską ir taip išvalo tą mūsų organizmą. Wir haben einen Wasserfilter, der sehr gut reinigt, einmal Auftisch- und auch Untertischfilter. Mes turime labai gerą vandens filtrą, kurį galima tiesiog, kaip sako, po kranu jį padėti, prijungti ir bendrai į sistemą įjungti. Wie ihr hier seht, es wird sehr, sehr viele oder es werden fast alle Dinge, die nicht ins Wasser gehören, herausgefiltert. Blei, Kupfer, aber auch Bakterien oder selbst Asbest. Also wirklich alles wird rausgefiltert, was nicht reingehört. Gesunde Kalzium und solche Dinge bleiben erhalten. Šitoje lentelėje matote, kiek yra visokių daug dalykų, kurie neturėtų būti vandenyje, nors mums ir sako, kad vanduo iš krano yra geras. Vokietijoje vanduo yra tiesiog labai ir kontroliuojamas ir sako, kad geras, bet iš tikrųjų nėra taip. Lietuvoje nežinau, kaip dabar yra, anais laikais žinau, kad vanduo buvo labai prastas, tik jo nebuvo galima gerti iš krano. Ir šitas filtras, kurį mes turim, jisai išfiltruoja visus neigiamus dalykus, sakykime, iš vandens, bet ko mūsų organizmui reikia, kaip gerų dalykų, tie pasilieka. Es ist gut, es ist jetzt für Eurobetrag, es ist auch gegenüber jede Menge Wasserkisten schleppen sehr viel günstiger. Ir jisai nėra labai pigus, bet jeigu mes paskaičiavom taip, kiek mes išleidžiame per metus vandenį pirkdami ir viską, jisai labai gerai atsipirka šitas filtras. Jetzt haben wir für Sport und Gelenke, auch das X-Cell ist gut für Sport, vor allem weil es Energie liefert. Und dann gibt es noch ein Produkt, das heißt Joint Formula, das ist speziell für Gelenke, für den Knorpelaufbau und den Knorpelschutz. Čia yra specialūs produktai sportininkams, kurie naudoja sportininkai ir mūsų sąnariams reikalingi produktai. Čia yra Joint Formula vadinama, yra Fuzio ir kaip yra knorpė lietuviškai, Jolita? Kaip pavyzdžiui būna tarp kelėnė, ta medžiaga, kuri jungia kaulus. Vienu žodžiu, šitas produktas labai padeda gerai tą medžiagą atstatyti, kad kelėnas normaliai funkcionuotų. Zusätzlich sind Fusion Red, das sind ganz gute tolle rote Beeren. Das kann man auch die Kapsel aufbeißen und dann hat man wie so einen tollen Saft, der antibiotisch wirkt. Fusion Red vadinamas yra, jame yra labai pagrindas, yra raudonos uogos, jos yra kapsulių pavidale ir jos veikia kaip antibiotikas.
ganz gut natürlich auch vor dem Sport genommen, verringert den Muskelkater zum Beispiel und auch die Verletzungsgefahr, dass es übersäuert wird, ist nicht so gegeben. Ir jos sumažina, vienu žodžiu, sportininkai, kai daug sportuoja, labai dažnai susižeidžia ir jos sumažina galimybę susižeisti, nes yra pastovesni kaulai tada. Ir ką dar padaro, pamiršau? Ja. So. Nu, Noch žodžiu, zum duoda kažką Sport tai gero. spezielle Eiweißshakes. Und zwar haben wir den B-Focused vor dem Sport, B-Sustained während dem Sport, B-Recharged zum Regenerieren nach dem Sport. Čia yra labai gera pagrindinė proteinų formulė sportininkams, bet ją ima irgi ne vien tik tai sportininkais. Viena fokus, vadinasi fokus, vienu žodžiu, tas yra sunumeruotas 1, 2 ir 3. Pirmąjį reikia imti prieš sportą, antrąjį reikia imti sportuojant, o trečiąjį reikia imti po sporto, kad organizmas vėl atsigautų, kad mes nesusitrauktų raumenis, kad neskaudėtų ir kad vėl kitą dieną būtų galima gerai sportuoti. Aber nicht nur für Sportler, auch für jeden ist es geeignet. B-Focused gibt auch Klarheit und Konzentration im Kopf, weil man fokussierter denken kann. B-Focus veikia taip maždaug kaip yra tas, kaip imama tą gėrimą, kad vienu žodžiu duoda toj pat energijos. Aš žinau, kaip aš jį ėmiau, po 20 minučių pradeda organizmą kribėti tiesiog ir duoda tiek energijos, kad reikia daryti. Čia energinis gėrimas, Red Bull. Jo panašiai veikia taip, bet jisai nėra toksai, kad jisai tik tai tam kartui viską taip sukelia. Jis yra sveikas ir jį specialiai testavo, ar jis priklauso prie tos grupės, prie dopingo grupės, ar ką nors jis nepriklauso prie tos grupės. Jis yra sveikai pakelia organizmui energiją. Dar jisai gerina atmintį. Kas turi problemų. Und B-Recharged so nach dem Sport zum wieder sich regenerieren, aber auch abends genommen, verhilft es zu einem gesünderen, ruhigeren Schlaf. Vor allem auch deswegen, oftmals hat man ja nachts, kann man nicht schlafen, weil so die Gedanken kreisen. Und dies verhilft einfach zum Runterkommen, es kreisen keine Gedanken mehr und man kann schlafen. O trečias numeris, vadinasi research, vokiškai mes sakome, yra toks tiesiog kaip vakaro atsipalaidavimas, atpalaiduoja organizmą, sureguliuoja nervinę sistemą ir ypač tiem, kurie naktį negali užmigti, kur tiesiog galvoj sukasi mintis ir viską padeda vienu žodžiu viską sureguliuoti, atsipalaiduoti ir gerai išmiegoti. Ir šitą produktą žinau, kad ima labai daug pagyvenusių žmonių ir džiaugiasi, kad jiem tiesiog labai gerai jaučiasi imdami šitą produktą. Durch eben ganz spezielle Aminosäuren, die da beinhaltet und aufeinander abgestimmt sind. Nes šitame produkte yra labai specialios amininės rūgštys. Und jetzt haben wir noch die Hausapotheke. O čia yra mūsų namų vaistinėlė. Ganz wichtige Dinge, die man schnell zu Hause haben darf, weil man da nicht lange drauf warten kann, wenn etwas im Argen ist. Va, šitos produktus turėtume visi namuose turėti, taip kaip kitus greitus vaistus, jeigu kam nors prireikia ar skrandžiui, ar dar kam nors. Da Aloe Vera, ganz toll für alles, was jetzt Magenschleimhaut, Darmschleimhaut betrifft, dass man das schnell mal zur Hand hat. Aloe Vera mes naudojame, kai kam nors prireikia greitai žarnynui, kad ką nors suderintų, ar skrandis susuko, ar žarnynas susuko, ar dar ką nors, kad turėtumėm greitai po ranka. Kolloidales Silber als Spray für
Viren, Pilze und Bakterien, und zwar auf die Haut gesprüht, ins Auge gesprüht, in die Ohren, aber auch mal teelöffelweise inwendig genommen. Koloidalus silva lietuviškai būtų sidabras, koloidalus sidabras, vienu žodžiu, yra greita priemonė padėti, jeigu greitai kažkoks tai bakterialinis susirgimas yra. Galima į ausis purkšti, galima autontos purkšti, galima ant žaizdų purkšti, vienu žodžiu, padeda labai greitai. Ja, und es fördert auch natürlich ganz, ganz immens den Heilungsprozess. Ir labai pagreitina gydymo procesą. Labai užgyja, daug greičiau visos žaizdos užgyja ir spuogai ir kas bebūtų. Immunformular, immer, vor allem auch jetzt in der herbstlichen oder Winterphase, um das Immunsystem zu stärken. Immunformulė lietuviškai būtų imuninė formulė. Greitai, jeigu, pavyzdžiui, dabar ateina ruduo, pradedam gripai sirgti ir nelabai kaip jaučiamės, tai yra svarbu namuose turėti, kad greitai po preslingų pasiėmėm ir nebaisus jokie gripai tada yra. Zu Vitamin C brauche ich wahrscheinlich nichts dazu sagen, das braucht man immer und immer. Juk vitamino C tikriausiai nereikia niekas sakyti, visi mes žinoma, kad jo reikia kiekvieną dieną ir nemažai, kad jisai labai stiprina mūsų imuninę sistemą ir turėtumėm jo turėti namuose. Dann haben wir noch ein ganz spezielles Produkt, das ist MENA Plus, hauptsächlich bei Frauen im Klimakterium mit diesen ganzen Problemen, die da einhergehen. Čia yra vienas labai specialus produktas moterims, vadinasi MENA Plus. Vienu žodžiu, jisai labai padeda moterims 40 plus, 50 plus, kai prasideda klimakterinis laikotarpis, kai prasideda tie visi karščiai ir taip toliau. Jisai padeda suderinti ir, vienu žodžiu, padeda šitam laikotarpį pergyventi tas mūsų bėdas visas. Ja, und jetzt haben wir noch ein paar in der Hausapotheke, ganz wichtig drin. Jeder, der schon mal eine Blasenentzündung hatte, sollte D-Manose immer vorrätig haben. Va čia turime vieną labai ypatingą produktą dar namų vaistinėlį. Kiekvienas, kuris dažniau serga pūslės uždegimu, turėtų šitą D-Manose plus namuose turėti. Und zwar, D-Manose ist eine Art Zucker und der bindet den Bakterien die Ärmchen fest. Die können sich nicht mehr festsetzen in der Blase. Šitas produktas D-Manose, vienu žodžiu, jis turi specialų cukrų savyje, kuris sujungia visas bakterijas ir neleidžia jas pasidauginti organizme ir išplauna iš organizmo jas. Vienu žodžiu, tas bakterijas, kurios sukelia ypač šitą pūslės uždegimą, jisai per tam tikrą cukrų išplauna iš organizmo. Somazyme sind spezielle Heilenzyme, die Enzyme, die uns ja so oft fehlen. Und vor allem, wenn der Körper mehr Heilung braucht. Jede OP, jede Erkrankung, vor allem auch chronische Erkrankungen. Somazymai vadinami va šitie, jie padeda bet kokį gydymo procesą pagreitinti. Vienu žodžiu, jeigu ką nors turime ir imama priedo dar somazymus, mes daug greičiau pasveikstame. Liprinex, Grünlippmuschel. Liprinexas yra žalieji, kaip vadinasi tie žalieji dalykai jūroje? Dumbliai. Jo, žaliųjų dumblių ekstraktas, kitaip sakant. Alles, was Entzündungen ist, also wenn die Gelenkentzündungen, aber auch ganz besonders wichtig bei allen Dingen, die die Lunge betreffen. Vienu žodžiu, viskas, kas organizme yra uždegiminio pobūdžio ir ypač plaučių uždegimas, yra labai gerai šitas produktas. Digestive Formula ist wirklich wichtig, um die Verdauung zu stärken. Also bei allen
Dingen, wo die Galle zum Beispiel nicht mehr da ist oder eben Gallensteine, wo die Verdauung nicht mehr funktioniert. Detektyvi formulė yra labai gerai viskam, kam prireikia, kad organizmas gerai virškintų. Vienu žodžiu, virškinamajam traktui. Jeigu ar skrandžiukas negerai, ar žarnynui ir žarnynas nebevirškina gerai maisto, yra sutrikęs šitas traktas, tai yra labai labai gerai šitas produktas. Und Wondergel, ein ganz, ganz überaus beliebtes Produkt. Ein Gel, das selbst weiß, ob es jetzt wärmen oder kühlen muss. Ir mūsų nuostabi, tikrai labai labai gera, mes ją vadiname Wondergel, lietuviškai būtų stebuklinga pasta ar mostelė, kaip sakydavo lietuviškai. Vienu žodžiu, nuo visokių skausmų, jeigu skauma raumenis, jeigu užspaudė kur nors nervą ar dar ką nors, patepat, pamasažuojat ir tikrai praeina labai greitai skausmai. Also vor allem auch äußerlich angewendet bei Verstauchungen oder aber auch bei Zerrungen, dann natürlich auch bei Erkältungen und bei Erkältungen sogar mit, dass man sich einen kleinen Tropfen auf die Hand gibt und praktisch ableckt und das im Hals inwendig ganz gut tut. Vienu žodžiu, ją galima visapusiškai naudoti ant odos arba jeigu kur nors pasitempėte, kaip sako, nesąnorius, ar dar kam biškai ką nors pasitempėte, ar kur nors susimušėte, ar tiesiog nuo persišaldymo reikia jos biškai užsitepti ant rankos ir paprasčiausiai įtraukti į save irgi labai gerai padeda pakvėpuoti ją. Ja, Verbrennungen, Verbrühungen, Sonnenbrand. Überall anwendbar. Nuo saulės nudegimo, nuo paprastų nudegimų, vienu žodžiu, viską, kas iš viršaus galima tepti ant odos, jinai yra labai gerai. So. Dann haben wir natürlich auch noch Zahnpasta, die Goldseife haben wir schon gesehen und das MSM gibt es natürlich auch als Bodylotion mit einem ganz, ganz tollen Mandelaroma. Va, čia yra mano mėgstami irgi produktai. Mano dantų pastą aš perku tik tai čia. Jos yra su floridu ir be florido. Yra labai skani. Labai. Aš ją myliu. Toliau yra mūsų MSM, ne tik tai preslingas, bet čia yra kūno locionas ir turi labai švelnų skanų mandel, migdolų kvapą. Aš jo irgi namuose turiu ir čia yra mano veido kremas. Aš nenaudoju jokių kitokių kremų, tik tai šitą locioną. Ir mūsų nuostabus muilas, jisai turi iš tikrųjų to aukso partikelių, sako, tų mažų aukso dalelių, jis yra labai ypatingas. Und Zahnpasta ist Teebaumöl und am besten ohne Fluor. Also, genau. So. Va, trumpai ir apžvelgiam visus mūsų produktus. O, čia ateina dar ypatingas skyrelis damom, kurios mėgsta kosmetiką. Ja, ich denke, da kannst du gleich was dazu erzählen. Die sind wirklich ohne Mikroplastik zu 99,99% Natur, ohne Mikroplastik und total gut verträglich im Gesicht, am ganzen Körper. Es gibt Pflege fürs Gesicht, für den Körper. Es gibt aber auch Shampoo in dieser Serie, Handcreme. Ja. Tai yra mūsų nuostabi natūrali serija. Ir mes ją pavadino natūrali, todėl kad yra 99,9% natūralūs produktai, be jokių cheminių priedų. Ir mes turime šampūną, mes turime veido kremą, mes turime kūno kremą, kam reikia. Ir vienu žodžiu, visko, kam reikia kūnui ir plaukams.
jie visi, kaip matot, yra iš avokado, yra iš medetkų, iš migdolų, iš riešutų, vienu žodžiu, visi iš ramunėlių. Čia yra pakems tikriausiai iš hagebutė, palauk, nepamiršau, kaip lietuviškai yra. Vienu žodžiu, visi labai labai natūralūs, labai nuostabus produktai. Ir ką mes einam pirkti į parduotuvę, tai galime čia pirkti. Labai natūralius ir vienu žodžiu, kokybė yra 100% užgarantuota. Ir juos galima. So, und wir haben natürlich auch noch was für die süßen Süßigkeiten. Gute Riegel und Gummibärchen gesunde für die Kinder. Čia yra mūsų saldumynų skyrelis. Va, kaip matote, yra guminukai, mes juos vadiname jumis, vaikams. Ir aš dirbu darželyje ir mamos atėjo ir šiandien sako, Dona, kada vėl bus juminukų pirkti, nes jos buvo taip išpirkę, kad jų tiesiog nebuvo. Va, turime ir tų skanių rygel, lazdelių, ne lazdelių, kaip jas bandelių. Vienu žodžiu, su šokoladu ir su vanilė. Irgi yra labai skanus. Ir kam vaikam pirkti kokias milšnytės ar dar kanos, paprasčiausiai yra geriau šitokius produktus pirkti, nes jie yra iš tikrųjų natūralūs. Und für Re-Aging und Anti-Aging gibt es 2 genial Spezialprodukte. Das eine Forever Young Skin Formula. Da ist Hyaluronsäure drin, das strafft die Haut, das sieht man richtig. Die Hyaluronsäure gibt der Haut wieder gibt Wasser in den Zellen zurück und somit sieht die Haut frischer aus. Čia 2 labai ypatingi produktai yra. Vienas yra visada jauni ir gražus formulė odai, kuri turi ypatingą savybę, kad oda drėkina ir jinai atrodo tokia labai jauna, labai švelni, tokia kaip persika tiesiog atrodo jinai. Und für wen ist das Skin Formula? Schon ab 20 Jahren, weil es gibt eine Formel, die heißt 40-40-60-10, also mit 40 Jahren produziert der Körper nur 40% Hyaluronsäure, mit 60 Jahren nur noch 10, deswegen werden wir ab 60 oder schon auch vorher ziemlich faltig. Mit Hyaluronsäure wird es unterstützt, dass wir gesünder und jünger aussehen. Vienu žodžiu, šitą odos formulę galima imti jau nuo 20 metų, nes yra įrodyta, kad 40-40-60-10. 40, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. 40 metų. Jolita, kannst du das? Tik tai 40% heliurono. Neįsisavina, bet mūsų oda gamina tik tai 40% heliurono. O nuo 60 metų mūsų oda gamina tik 10% heliurono. Todėl galima naudoti ir anksti. Net, nereikia laukti 40 metų. Nes tada jūs gražiau atrodysite ir ilgiau būsite jauni. Aš naudoju šitą skin formulę ir mano pirmas rezultatas šitoje kompanijoje buvo su šita formulė, kada man pradėjo kuokštais slinkti plaukai ir žinokite, į dieną po 2 saujas plaukų iššukuodavau. Tai per mėnesį sustabdė plaukų slinkimą va šitas buteliukas. Tai buvo man čia stebuklas, nes aš galvau, kad jau plika liksiu. Ačiū. Mano ta istorija buvo kitokia. Aš nuėjau pas savo draugę, jinai ilgai juos buvo nemačiusi, jinai vienmetė su manim. Jinai žiūri ir mane sako, Dona, sako, kokius tu botoksus leidėsi į savo veidą? Sakau, jokių nesileidžiu. Paprasčiausiai matosi labai akivaizdžiai. O sakykite, kiek ilgai galima naudoti tą skin formulę taip pastoviai? Visada. Okay. Kiek patinka, nes žinokit, šitie produktai iš tikrųjų yra natūralūs, čia yra kaip pavyzdžiui, kaip sakom, kiek ilgai galima valgyti agurkus. Arba kiek ilgai galima valgyti dar ką nors. Kaip? Pastoviai galima naudoti. Pastoviai galima naudoti. Jie neturi... Nereikia jokių. Gerai, kad jūs užduodėte klausimą.
Kaip mes sakome, yra natūralūs produktai, įsivaizduokit, kaip yra, pavyzdžiui, saulėgrąžų aliejus ir alyvuogių aliejus. Alyvuogių aliejus yra šaltai išspaustas, o saulėgrąžų aliejus yra karšto spaudimo ir viskas, kas ten yra gerai, yra jau sunaikinta. Taip yra šito produkto. Šitie visi produktai, jie turi tokias kaip tabletikės, mes vadinam juos preslingais, jie yra suspausti šaltų būdu. Tai tas vas būtų, kad iš kažkokios daržovės viską ištraukiam, kas yra gero, jas suspaudam į tokią tabletę ir įdedam į dėžutę. Aš daug produktų imu nuo 2012 metų ir man nėra jokių blogų požymių. Blogi požymiai buvo tik tai nuo tablečių, čiut nenumiriau. O sakykit dabar va šitą skin formulę, aš dabar geriu po 2. Kiekvieną dieną. Pradėjau dar tik savaitę laiko, o vėliau, kada man pagerės, tai galbūt po 1 užtenka, ar visą laiką po 2? Kai matysit, kad tikrai jums yra gerai, galite mažiau imti, bet faktiškai galima ir daugiau. Nereikia mažinti dozių, nes efektas, žinok, užsitęsia efektas. Jeigu nori efekto, tai reikia pagal tiek, kiek parašyta. Nes suprantat, šitos dozės priklauso nuo to, kaip ta šalis, medicinė sistema to šalies leidžia oficialiai naudoti. Vokietijoje, pavyzdžiui, tos dozės yra labai mažas, nes pas mus yra farma karaliauja ir mes nieko daug negalim, bet mes gaunam informaciją tiesiai iš mūsų firmos, neutralią informaciją ir mes žinom iš tikrųjų, pavyzdžiui, šito MSM yra užrašyta ant dėžutės 4 tik tai preslingus, o aš ėmiau 16 3 kartus per dieną. Tai va taip galite ir palyginti maždaug. O PC sako, reikia 2 per dieną, aš imu 4 per dieną, 6 per dieną. D vitamino irgi yra labai, taip pat yra užrašyta ant dėžutės 1 galima imti, aš imu 2 ryte, 2 per pietus, 2 vakare. Žodžiu, neperdozuosi. Jo, perdozuoti, žinokit, jeigu perdozuoti, tai kas gali atsitikti, suviduriuosit gal. Valys organizmas ir vėl bus gerai. Gal truputį galvą paskaudės, bet jeigu jūs matot, kad tokie požymiai yra, reikia gal pamažinti arba sustoti, bet faktiškai perdozuoti jų yra neįmanoma. Ja, Waltraud. Waltraud, ich wollte etwas über Discovery sagen. Ja, ich wollte auch schauen, es kommt auch dann noch ein Filmchen dazu. Also Okay. Discovery ist, dass es unsere Stammzellen regeneriert und unsere Zellen regeneriert. Das heißt, unsere Zellen werden verjüngt. Das geht über die Chromosomen, die Zellärmchen, kann man sagen, werden wieder verlängert. Normalerweise wird die Zellteilung, die Ärmchen werden kürzer und über diesen Schutzfaktor von dem Produkt Astragalus-Wurzel ist da drin verarbeitet, werden diese Ärmchen geschützt und somit wieder verlängert und wir werden dadurch jünger. Die Zellen werden in ihrem Aufbau jünger und gesünder. Vienu žodžiu, dabar pristatau produktą. Visa galia, kuris yra labai labai ypatingas produktas, jo turi ne visi. Šitame produkte pagrindinė sudėtis yra astragalo šaknis ir jisai ne tik tai saugo mūsų ląsteles, bet jis jas atjaunina. Ir ypač šis produktas yra geras visi, kurie serga vėžiu. Pagrindinis produktas sergantiems nuo vėžių. Vienu žodžiu, jisai tas trumpas chromosomas jas prailgina ir tuo būdu jos vėl atsinaujina. Kai sako, kad ląstelės miršta ir jos neatsinaujina, faktiškai yra kitaip įrodyta. Ląstelės tos, kurios mirusios yra mirusios, bet kurios jau yra, sakykime, 90% sužlugusios, jas vis tiek galima atstatyti. Ir imdami šitą produktą, faktiškai mes prailginam savo gyvenimą daug metų. Galiu paklausti? Taip. O jį galima naudoti gydantis ar po viso gydymo? Ir gydantis galima naudoti. Mano sesė turėjo prieš 2 metus vėžį, tai buvo pagrindinis produktas gydymo metu. Tai aš 7 metus. Kaip? 7 metus gydausi, bet niekaip nepasveikstu. Ojei, mano sesė išsigydė per metus. Tai va, kažkaip nežinau, dėl to čia ir esu, noriu kažko tai griebtis. Pas mus Waltraud, kur yra, matot, Waltraud, jinai duoda labai gerą informaciją.
Ir man, pavyzdžiui, mano ligos irgi aš mačiau, kad aš beveik numirusi buvau, bet man daktarai negalėjo nustatyti, kas yra. Ir Valtrau daro testus per kompiuterį, jinai eina į celę, celė yra ląstelė, tiesiai į ląstelę. Ir vienu žodžiu, mes neduodam šiaip kažkokios informacijos, mes turime savo, sakykime, tokią kaip gydytojų kolegiją, mes tarėme su savo gydytojas, o šitas firmos gydytojas ir išleidė šitą knygą, kur Jolita sakė apie vėžį. Ir ten yra labai daug informacijos, jinai dar nėra išversta į lietuvių kalbą, yra, man atrodo, angliškai ir yra vokiškai. Jeigu jūs specialios informacijos norit, mielai. Tikrai taip noriu. Jo, tai tada, jeigu jūs taip norit, mes galim asmeniškai susijungti su Zoom, jūs man turėtumėt pasakyti, o man arba Jolitai tiksliai, ką jūs tai turi, kas jums yra, ir tada mes pakonsultuosim ir galim nustatyti tiesiogiais produktus, kurie jums, nes yra dar kitas produktas, ką žinau, jis yra tik tai Kanadoje, jisai vadinasi DNE, vienu žodžiu, dar yra galingesnis, bet šitas Discoveris yra labai galingas produktas. Supratau, gerai. Už šitą So, Waltraud, jetzt habe ich produktą Werbung für dich gemacht. Also die Frau hat Krebs oder sowas habe ich verstanden, seit 7 Jahren kommt nicht raus. Už šitą produktą Discovery yra gauta Nobelio premija 2009 metais. Šitas produktas yra veikiamas kaip telomerazijos būdu. Tai reiškia, kad ilgina ląstelių galus ir daugina sveikas kamienines ląsteles. Už tai mūsų organizmas jaunėja iš vidaus ir išorės. Panaudojus šitą produktą 1 metus, mūsų organizmas atjaunėja 9 metais. Ir faktiškai, kas yra vėžys? Vėžį gaunam tada, kai ląstelė 20% beveikia. Vienu žodžiu, 80% ląstelė yra sugadinta. Bet šitas produktas, jisai daugina sveikas kamieninės ląsteles. Jūsų nesveikų ląstelių nedaugins. Daugins tik sveikas kamieninės ląsteles. Nes aš skaičiau knygą. Yra apie Discovery, yra knyga parašyta mokslininkės ir išnagrinėtas va šitas produktas. Darf ich was einwerfen? Wir könnten ja die speziellen Fragen nach der Aufzeichnung machen, ja? Okay. Vienu žodžiu, kaip mes pabaigsime mūsų programą, jeigu jūs turite kokį nors klausimų, klauskite. Okay. Waltraud, zeigst du nachher das Filmchen noch? Die Donna oder Jolita kann ja das Filmchen dann erklären. Also das mit dem Telomerase, das läuft jetzt hier nicht, das muss ich nachher suchen. Ja, also das war jetzt für uns alles, wollte ich nochmal aufzeigen, egal welches Thema wir haben, als allererst unseren Körper reinigen, nähren, schützen. Das heißt, die Grundversorgung, die Basisversorgung erst einmal für 6 Monate genommen. Das wäre auch die Empfehlung von unserem Dr. Dwight McKee. Weil, wenn unser Körper seine Bausteine bekommt, kann er vieles schon selbst regenerieren. Er muss nur die speziellen Bausteine eben auch erhalten. Vienu žodžiu, pagrindinė mintis viso šito produktų ir šito dalyko yra, kad per pagrindinius produktus, kuriuos čia matote, deilis, prontenolis, omega ir proteinai, jeigu mes šitos produktus naudojam, jau tuo būdu mes savo organizmą valome, papildome ir saugome nuo visų blogybių, vienu žodžiu, stipriname labai imuninę sistemą. Ir jau su šitais keliais produktais mes galime labai labai daug pasiekti, išlaikant savo gerą sveikatą. Genau. So. Sollen wir nochmal hochfahren mit dem Einzelhandel und mit Live? Ja, das war jetzt, dass wir jetzt mit den Produkten, Grundversorgung plus einige Spezialprodukte auch mit unserer Hausapotheke durch sind. Es gibt noch sehr viel mehr Abteilungen und die können wir dann ein andermal noch tiefer erwähnen. Jetzt zeigt euch Birgit noch, wie können wir die Produkte überhaupt refinanzieren? Wie geht es?
Vienu žodžiu, mes dabar parodydami pačius svarbiausius skyrelius, kur galima, sakykime, taip apsipirkti ir visus produktus, o dabar norime trumpai parodyti, kaip galima nusipirkti tos produktus ir kaip tas visas vyksta pas mumis mūsų internetinėje parduotuvėlėje, sakykime. Gut. Schaut, sonst nützen alle Menschen den Einzelhandel. EH steht für den Einzelhandel. Jolita? Jolita, magst du übersetzen? Ich habe nicht gehört. Aha, okay, ich wiederhole, egal. Ok, ich kann ja auch übersetzen. Va, pažiūrėkite, pirmoji eilė yra parodyta vienu žodžiu paprasta mažmeninė parduotuvė, į kurią mes visi einam apsipirkti. Ir jo, Birgit, vienu žodžiu mes einam be paprasto parduotuvę apsipirkti. Einzelhandel, es gibt Rewe, es gibt Edeka, selbst gehen wir zu Douglas oder auch in eine Apotheke. Nesvarbu, kokia ta parduotuvė bebūtų, sakykime, lietuviškai būtų arba vaistinė, arba Maxima. Und jeder kauft die Dinge ein, die für sich benutzt, verbraucht. Ir kiekvienas perkasi kaip normalu, kad kiekvienas perkasi ten produktus tokių, kurių kiekvienam reikia. Niekas neperka jų to, ko nereikia. EK steht für Kasse. Wir zahlen unsere Waren gegen Geld und hier in dem Fall 100 €. Vienu žodžiu, visus produktus, kuriuos mes perkame normalioje parduotuvėje arba vaistinėje, vartotojas sumoka pilną kainą, sakykime, 100% sumoka. Und jetzt schauen wir hin, was der Einzelhandel für Unkosten hat. Ir dabar mes parodysime arba aptarsime, kokius mokesčius turi sumokėti paprasta normali parduotuvė, kaip tas viskas funkcionuoja. Unkosten von Werbung. Ja? 80% normali parduotuvė išleista paprasčiausiai normaliems mokesčiams. Elektra kainuoja, Werbung, reklama kainuoja, patalpos kainuoja, darbuotojai kainuoja, elektra kainuoja, viskas kainuoja. Ir tam viskam jie išleidžia 80% tą, ką jie gauna iš vartotojo. Und LP, das steht für das Naturkaufhaus. Ir normaliai parduotuvėje belieka jiem tik tai 20%, o mūsų internetinėje parduotuvėlėje, jinai vadinasi pas mus LP, Live Plus. Ist auch eine Art Online-Shop. Yra internetinė paprasčiausiai parduotuvė. Ir procentai yra kitaip padalinti. Hier können wir genauso einkaufen. Die Abteilungen habt ihr ja gesehen, dass wir die Produkte brauchen. Ir į mūsų parduotuvėlę mes irgi einam apsipirkti. Va, Jolita apsipirkinėja ten, aš apsipirkinėju ten, Valtro ten apsipirkinėja, Birgit ten apsipirkinėja. Ir mes siūlome savo draugams irgi ten apsipirkinėti eiti. Wir gehen zur Kasse und der Online-Shop hat gar keine Kosten von Werbung, Großhandel, Zwischenhandel, Ladenmiete, Personalkosten, keine Kosten von Energiekosten, nur Logistik und Versicherung. Ir kaip jūs matote, išlaidų mūsų parduotuvėlė turi daug mažiau. Jinai turi, tik apmoka, jinai tik tai, Jolita, Versicherung. Draudimą. Apmoka draudimą ir apmoka prekių persiuntimą. Ja, und hier, wenn man Menschen gerade fragt, was möchtest du lieber haben, Industrieprodukte oder Naturprodukte, was sagen denn die Menschen? Natur. Ir skirtumas didelis tarp tų parduotuvių yra, kad vienoje parduotuvėje daugiausiai gauname mes cheminius produktus, o mūsų parduotuvėlėje yra tik tai natūralūs produktai, aukštos kokybės natūralūs produktai. Amazon ist auch ein Online-Shop, ist der größte Online-Shop und der reichste Mann der Welt geworden, weil 60% für sich behält. Jau galima sakyti, Amazon yra irgi taip pat internetinė parduotuvė ir irgi taip pat galima ten apsipirkti, bet yra vis tiek labai didelis skirtumas tarp Amazono internetinės parduotuvės ir mūsų internetinės parduotuvės. Und Live Plus seht, die haben 60% übrig und die geben es der Menschheit zurück, wenn sie dieses Naturkaufhaus weiterempfehlen. Nes Amazonas
pasilieka sau. Va, kaip matote, čia 60% parašyta, tos visus procentus Amazonas pasilieka sau, todėl yra turtingiausias žmogus pasaulyje ir nesidalina jisai niekuo su žmonėm, kurie pas juos apsimirka. O mūsų parduotuvėje, mūsų firma 60% iš to, ką jinai gauna iš galutinio vartotojo, išdalina atgal tiem, kurie apsiperka šitoje parduotuvėlėje. Iš 60% pelno. Ne iš pajamų, bet pelno. 40% pasilieka sau, o 60% išdalina. Die Firma hat erkannt, wenn die Menschen Natur, Nährstoffe nehmen, verändern sie sich, also in der Gesundheit, im Aussehen. Und jeder Veränderte wird automatisch begeistert. Jeder Begeisterte wird automatisch zu einem Empfehlender. Und jeder Empfehlender bekommt einfach 60% Umsatzbeteiligung zurück. Nes mūsų firmai yra svarbu, kad žmonės ne tik tai pirktų, bet kad žmonės ir sveiki būtų. Jie, kitaip sakant, žiūri ne tik tai į save, bet žiūri ir į kitus. Yra labai humaninė firma. Und weltweit können Menschen einkaufen und alle Menschen bekommen, also es ist ein gleichberechtigtes Konzept, alle Menschen bekommen die 60% zurück, indem sie einfach die Information weitergeben. Ir nesvarbu, kokioje pasaulyje šalyje, kiekvienas gauna tą patį. Vienu žodžiu, kiekvienam yra pagal jo nuopelnus arba pagal tą, ką jis daro, apmokama. Yra labai teisinga sistema. Ganz schnell, wenn man das an 3 Personen weitererzählt, ist auch im Teamarbeit, Teamunterstützung. Und die 3 erzählen das auch weiter, dann gibt es 9. Donna, das kannst du selber von deinen Aussagen. 9 mal 3 gibt es einfach 27. Und dann ist ruckzuck, kann jeder dann 510 € einfach ein Einkommen aufbauen. Und es ist doch eine tolle Sache. Gesundheit und Wohlstand für Menschen in aller Welt. Vienu žodžiu, yra ypatingumas tas, kad svarbu ne tik tai pačiam apsipirkti. Aišku, jeigu tu norit pats apsipirkti, yra į tai leidžiama, bet jeigu jūs ir toliau pasiūlote arba parodote, kaip apsipirkti parduotuvėlėje savo draugams, pavyzdžiui, 3 draugai taip pat atėjo apsipirkti, jūs gaunate kažką tai atgal. Va, iš pirmos linijos matote, jeigu 3 draugus turite, 3 apsipirkti nuo 5% gaunate 15 €, jeigu tie 3 draugai pasiūlė dar kitiem 3 draugam, jau yra 9, jūs gaunate iš antros linijos 25%, o iš trečios linijos, kai jau susidaro 27 žmonės, gaunate 10% atgal ir taip susideda labai graži suma per mėnesį, 510 €, kurie man tai paveda daug ir kitiem turi tikriausiai didelę reikšmę. Ir yra smagu, kad mes nepaliekame žmonių vienų. Vienu žodžiu, mes išsipareigojame jiem padėti tiek ilgai, kiek jie to nori ir kol pasiekia savo tikslo. Jeigu sako vienas, aš noriu irgi ten apsipirkinėti ir aš noriu ir savo verslą sukurti ar dar ką nors, mes kiekvienas jiem padedame. Ich kann nur für mich sprechen. Ich habe hier eingekauft und habe das gleich weitererzählt. Ich habe noch nie was für meine Produkte bezahlen müssen. Und jetzt, nach so langer Zeit, muss ich sogar nicht mehr arbeiten gehen. Ich bin ein freier Mensch. Ir Birgit jau yra daug metų, kaip jinai sako, 15 metų tenai, ir jinai džiaugiasi, kad per šitą firmą jinai galėjo savo susikurti tikrai verslą ir jai nereikia niekur daugiau dirbti ir jinai turi daug laisvalaikio ir padeda visiems kitiems, turi labai didelę grupę susikūrusi, bet tas viskas ateina negreitai, pamažu, kaip kas kiek laiko turi, kaip susikūrė. Kažkas įsijungia. Und und das wünsche ich euch für euch auch, dass ihr das, weil das ist schon toll, wenn man keine Deckelung hat, wenn man keine Regelungen bekommt, überhaupt jetzt in der heutigen Zeit, keine Regelung, keine Deckelung, keine Befehle und man kann wirklich sein Leben selber gestalten.
Das wünsche ich, also Gesundheit und Wohlstand. Iš tikrųjų, susikūrus tą verslą iš vienos pusės mes labai pagerinama savo sveikatą, o iš kitos pusės, aš sakau, tai visą laiką pagerinama piniginė. Tiek, kiek reikia. Vienam reikia 500, kitam reikia 2000 ir viskas yra pasiekame, žinokit. Reikia tik turėti tikslą ir norėti. Ir kiekvienam mes padedame. Čia mačiau klausimą parašytą. Paskui klausimai. Dabar pirmas pristatymas, Aldona. So, Ja. Irgi Vaite. So, Ja, wir sind soweit fertig. Wir können ja. Alles. also mit Info, okay. gut, Vienu dann werde ich žodžiu, die Aufzeichnung kurz stoppen.